Pasidalinsiu tokia crazy truputį patirtim. Kažkada dirbau vadovaujantį darbą ir esu atrinkus labai daug darbuotojų. Ir dabar ieškau savo partnerio, žmogaus, asistento dirbti kartu. Iš pradžių jau naudojausi savo intuiciją, bet galiausiai viskas baigėsi taip, kad atranką dariau pagal astrologinę prognozę. Tai reiškia, kad atranką dariau ne per žmogaus patirtį, tiesiog atsirinkau žmonės per savo vidinį jausmą ir padariau jų astrologinę analizę, pasižiūrėti, koks tai būtų darbuotojas man. Tai dar nežinau, pataikiau ar ne. Tai tokia truputėlį crazy patirtis, bet noriu pasidalinti keliais momentais, jeigu šiuo metu ieškote darbo patys ir ko niekada nedarykit, jeigu einat į darbo pokalbį arba jeigu siunčiate savo gyvenimo aprašymą, tai niekada nesiųskite random, tiesiog pasianalizuokite, pas ką einat ir ar apskritai sutampa jūsų vertybės ir požiūris į gyvenimą. Nes man buvo labai keista, kai žmonės rašo dėl darbo ir tiesiog manęs net niekiek nežinodami, nors esu ganėtinai viešas žmogus. Tada galimam potencialiam darbdaviui niekada nerašykit tu. Tai yra jau toksai nepagarbos ženklas, net jeigu esate už jį vyresnis, vis tiek yra bent jau, kol sutarsite, kaip toliau bendrauti, vis tiek kreipkitės jūs. Yra žmonių, kam tai yra svarbu. Ir dar vienas momentas, jeigu rašote, tai rašykite lietuviškom raidėm, ypač kai kalba eina apie projekto vadovą, apie administratorių, nerašykit teksto be lietuviškų raidžių. Šitie keli patarimai, tikiuosi, jums pagelbės ir bus naudingi.